Tai suprantu, kad atvažiavo dėl Linos. Taip. Lina yra gimusi 92 metais su Aperto sindromu. O kelintas vaikas jūsų šeimoje? Tai trečias buvo. Trečias buvo. O iš viso kiek turit pati vaikų? 4. Vienas iš jų yra žuvęs autoavarijoje. 10 metų. Šiaip mūsų giminėje nėra genetiškai paveldimų ligų, bet čia kaip genetikai tvirtina, kad yra iš kažkiek tai vienas toksai atvejas, iš 50 000 kažkur tai. Ir būtent taip ir nutiko, kad mes turim tokį. Ir kas liečia Liną, šiaip jinai nuo pat, dar kad pagimdžiau ją Šiaulios gimdymo namuose, buvo atvykę iš genetikos centrų gydytoja Irena Vasiliauskienė. Ir jinai mums būtent tada pasakė, kad jinai yra su Aperto sindromu. Tokį turim apsigimimą, būtent kas liečia, tai yra rankų, kojyčių pirštukai yra suaugę, dalinis kietojo minkštojo gomurinis augimas ir būtent veido, bendra išvaizda. Ir dar... Kaukolės, kaulų deformacijos. Taip. Šiuo metu yra atliktas 3 operacijos ir atskirti rankų kojyčių, tai yra būtent rankų pirštukai yra atskirti. Ir šitas pirmas operacijas mums atliko čia Vilniuje Santariškių vaikų klinikoje gydytojas Vencius. Tai būtent tos 3 operacijos ir yra atliktos. Bet dabar pagrindinė bėda yra kokia, kad kaukolės dėžutė yra per maža tiesiog. Taip. Ir jei kaukolės kaulai spaudžia smegenis ir neleidžia toliau vystytis, būtent psichikos sutrikimai gali atsirasti. Vadinasi, dės tiesiog plokšteles, taip, didins kaukolę ir kad smegenys galėtų laisvai vystytis. Taip. Ar jūs nebijo tokios sudėtingos operacijos? Bijau. O kas nebijo? Amerikoje dirbantis chirurgas Rimtas Marcinkevičius surado galimybę sudėtingiausią operaciją atlikti Detroito klinikoje. Tam pritarė ir visus reikiamus tyrimus atliko ir Šiaulių medikai. Žinau, kad operacija bus padaryta nemokamai ir turėtumėt gauti slaugą ir priežiūrą nemokamai, taip? Tai dėl ko atvažiavo šiandien? Atvažiavom parduoti bėdą. Reikia pinigų kelionė, pirmin ir atgal. Vadinasi, jums reikia bilietų? Taip. Irenos gyvenimas ir šiaip jau tuomet buvo nerožėmis klotas ir pavydo nekėlė nei vienai. Bet aš žinau, kad jūs turit dar mažesnę vieną dukrytę ir apsisprendėt jau Polinos ją gimdyti. Taip. Tai kiek dabar jai yra amžius? Metai ir 9 mėnesiai. Lina, prižiūri ją, padeda? Prižiūri, padeda. Labai myli. O ji pajėgia pagelbėti jums? Taip. Padeda. Ir puikiausiai apseina su sesute? Jeigu jau reikia kur trumpam palikti 1-2, tai problemų nėra. O jūs, ponia Irena, nei kiek nedvėjojot, ar gimdyti, ar negimdyti? Dvejojau. Nes vis tik ir metai buvo jau 43 beveik metai. Turėjau draugą. Ir su juo buvom pragyvenę 5 metus, bet ne šeimos žmogus. Tai dabar likot viena? Taip, su 2 vaikais. Didysis vaikas jau turbūt gyvena atskirai? Taip, vyrą vedęs ir turiu anūkėlį 10 mėnesių. Vadinasi, iš viso gimdėt 4 vaikus? Taip. Vieną praradot? Taip. Abu vyrai paliko? Taip. Ir turit vieną mergaitę, su kuria turi daug bėdų? Taip. Tuomet tvirta moteris nei nedvėjodama įskrido į Ameriką į svajotosios operacijos. Bilietus be vargo nupirko bendrovė Kristiana. Tačiau dramatiškiausi įvykiai susiklostė jau grįžus iš Užjūrių. Mes gydėmės Dievo Faizos ligoninį netgi. Ten yra vienuolių remiama ligoninė, aukštų lygių, ten yra klinika prie Mokslinio tyrimo instituto. Kadangi po pirmos operacijos kažkur tai neužsidarė kaukolėje, tekėjo skysčiai iš po kaukolės, iš smegenų skystis. Ir gavosi infekcija, po to bandė dar kartą daryti vien dėl to, kad uždarinėti kažkur tai kaukolėje angas, kad netekėtų iš po smegenų skystis. O po to buvom kurį laiką išleistus iš ligoninės į viešbutį ten, kur gyvenom prie ligoninės. Tai turbūt kokias 4 ar 5 dienas pasidžiaugėm ir po to ryte vėl mums atsivėrė žaizda. Atsivėrė žaizda ir buvo nutarta operuoti dar 3 kartą, bet po 3 operacijos buvo perspėtos, kad galbūt reiks ir 4. Po 3 operacijos Linutė buvo palydėta į lėktuvą ir sėkmingai nusileido Lietuvoje.
Tik štai prabėgus keletui savaičių Linai smilkinio srityje atsirado didelė žaizda. Prasidėjo itin rimtos ir sunkios pooperacinės komplikacijos. O mergaitės gydyti nenorėjo, nemokėjo ar negalėjo niekas Lietuvoje. Laimė atsirado ambicingų medikų Vilniuje, kurie sakė, bus kaip bus, o vaiką gelbėti reikia. Aš tai lenkiu galvą prieš jauną ir energingą daktarą neurochirurgą mūsų Migauską, kuris drąsiai ėmėsi ir jis tiesiog pradėjo gydyti ir sakyčiau, iš tikrųjų taip, tai buvo didelė komplikacija ir jinai galėjo baigtis ligonės mirtim. Paprastai šnekant, implantai Linos galvelėje tiesiog plaukė pūliuose. Svečioje šalyje operuotos mergaitės gydyti nenorėjo imtis niekas. Technologijos nepažįstamos, o bet kokia intervencija itin rizikinga. Kitaip tariant, Irena ir Lina galėjo likti tiesiog gatvėje, jei nešėtų gydytojai. Iš esmės tai sakyčiau, kad nelabai tikėjom, kad taip viskas pasibaigs. Geruoju. Taip. Jaunas, gabus ir užsispyręs neurochirurgas Gintaras Migauskas ėmėsi gydyti Liną ir neišsigando užsiteikšti nesėkmės dėmę ant balto chalato. Kodėl jie nebaigė gydyti, tai negaliu atsakyti ten, bet jau buvo darytos papildomos operacijos, 2. Tai iš viso 3 operacijos darytos. Ir dabar komplikaustas manifestavo infekciją, išplito, reiškia, pūlingas uždegimas po kaulu, virš dangalų smegenų, virš kaulo, reiškia, po oda, išplito per visą kaktą, tik tai nenusileido iki veido, kur irgi galėjo išplisti net į veido audinius, tai kas būtų dar sunkesnė būklė, reiškia, mergaitės. Operacija pavyko, nors ir gydytojai, ir mama, ir mes tai laikėme tikrų stebuklų. Ateik, Linute. O į sceną kviečiu gydytojus Joną Vencių ir Gintarą Migauską. Nuo to pavasario mes Linutės nebematėme, todėl šiemet į Pakruojo rajoną patraukėme genami nemenko smalsumo. Mus pasitiko pilnametė subrendusi mergina, tačiau vis dar lankanti mokyklą. Kaip patys suprantate, aš kalbu apie Liną. Šiuo metu yra taip, kaip yra, gerai, galiu sakyti. Nes nežinau, jeigu sakysiu labai gerai, tai galbūt, nežinau, kaip paskui gali būti. Dieną pragyvenom ir gerai, o kaip toliau, kaip dievulis duos. Nes šiuo metu, aišku, po to, kokia jinai buvo nuo pat gimimo ir kokia yra dabar, tai yra 2 skirtingi dalykai. Ar tankiai jums reikia pas medikus lankytis? Ne, šiuo metu ne. Kadangi dabar jau 8 metai praėjo po paskutinės operacijos ir tai mes tik tai lankomės, kas reikalinga mokyklai. Linos ryšiai su operavusiu chirurgu nenutrūko. Jis konsultuoja merginą, kada tik prireikia. Daugiausia su gydytoju Migausku. Neurochirurgu. Čia jau mūsų angelas sargas, kuris mumis tada darė tą operaciją ir jisai atvažinėdavo, jisai dirbo greitosios pagalbos ligoninėje, važinėdavo į Santariškes ir į perrišimus ir šiaip, ir po to su pertrauka mes vėl grįžom, buvo koreguojančios tos operacijos, to vadinamo lopo uždengimas, kuriame iš kojos jai audinį, sodina, aišku, pergyvenom, kad nebūtų atmetimo. Ir tos, kaip mum jau sakė, kad šitos fistulės yra snaudžiančios. Jos ta bakterija gali nusėsti kokia kaulinė struktūra, nesvarbu kur, bet jinai, vienu žodžiu, bus mieganti. Ir, sakykime, bent koks imuniteto nusilpimas, bet kokia liga, grips paprasčiausiai slauga, ir jinai kažkur tai išlys. Jinai išlys. Laimė infekcija miega ir tikėkime ilgam. O štai ponios Irenos gyvenimas per tą laiką vertėsi kūliu. Kad ir faktas, jog ji apsikrovusi visuomeninėmis pareigomis, o dabar yra dar ir savojo kaimo seniūnaitė, dešinioji seniūno ranka. Tad pasikeitė ne tik tai. Prieš 6 metus, liaudiškai tariant, ištekėjau 2 kartą. Tikrai nuostabų žmogų turiu, su kuriuo galima ir varge, ir visur, bet ko pasidalinti. Bet
kaip pasakyti, blogo tikrai negaliu nieko pasakyti. Aišku, kad pasikeitė gyvenimas kardinaliai. Nes kur yra vieno žmogaus ir kur yra jau, aš kaip skaitau, pilnos šeimos. Nesvarbu, kad ne tas tėtis mergaitėms, bet jisai yra kaip tėtis jums. Šiuo metu tikrai esu laiminga, ko negalėjau pasakyti prieš daugelį metų.